turbo naujienų. Trečiadienio lauktuvės keičiasi į tikros lauktuvės rubriką. Na, patvirausiu, man ne visą laiką pavyksta kiekvieną trečiadienį prisėst. Šiandien ypatinga diena tuo, kad bus keletas labai fainų anonsų. Bet apie tai truputį vėliau. Kaip įprastai, naujienlaiškių prenumeruotojai gauna dovanų. Tai minimum kiekvieną savaitę smilkalų iš Indijos, įvairiausiam skoniam, pageidavimam. Tai jeigu norėsit smilkalų ir ar savo, ar dovanai, tai verta prenumeruoti naujienlaiškį ir turėt galimybę juos laimėti. Kiekvieną savaitę. O šiandieną pradėkim nuo tokio labai faino momento, kodėl yra reikalingas platformai mecenatas. Atrodo, smilkalus dovanoja, tai tokios dovanos, kaip ir kažkas yra sakę, kad gal nelabai rimta ten, nes ir nėra prasmės prenumeruoti naujienlaiškį. Tai ką aš norėčiau jums parodyti, tai yra, kad laidos mecenatas personalizuotas.lt turi keletą fainų dovanų. Tai viena iš jų video prašyme galėsi pamatyti, kad tai yra personalizuotas čiužinys dovanų, kurio vertė 1,5–2,000 eurų priklausomai kokio dydžio reikės. Balandžio paskutinę savaitę po Velykų šita nuostabi dovana kažkam atiteks vienam iš myliu save naujienlaiškio, nemokamo naujienlaiškio prenumeratorium. Tad jeigu nori savo nuostabiausio miego, aš kodėl sakau, kad miegas yra labai svarbus mūsų elementas būti laimingiam ir kitus daryti laimingais, tai o išsimiegojus ant gero čiužinio, kitaip niekaip. Tad jeigu norėsis, personalizuotas.lt, aišku, ten reikės užpildyti klausimyną, atsakyti krūvą klausimų apie save ir bus sukurtas individualiai kiekvienam žmogui pritaikytas čiužinys. Turės savo pusę, ten lateksas, spiruoklės, vienu žodžiu. Tai aš kaip miego ambasadorius galiu labai nerti į detalės, jeigu turėsit klausimų, galim pabendrauti apskritai, kas tai per produktas, bet dovana yra nuostabi. Kita naujiena yra, kad kiekvieną mėnesį bus vienas laimėtojas ir tai yra, ogi čiužinio užvalkalą galės laimėti. Tad, pavyzdžiui, būna žmonės išsitepa ten augintiniai ar kažkaip tais gyvenimas nutinka ir susidėvė, tai čiužinio užvalkalą taip pat mecenatas personalizuotas.lt dovanos, tik tais reikės užsakyti labai paprastai. Laimėtojui bus nusiųstas dovanų kodas, reikės įdėti krepšelį reikiamo dydžio užvalkalą, parašyti, kokio reikiamo dydžio jis reikalingas ir bus galima jį užsakyti atitinkamai nemokamai ir tuo pačiu dar ir pristatymas nemokamas. Tai kas gali būti geriau, kai tokios dovanos. Tai vėlgi, mecenavimas yra rimtas dalykas, todėl mes rimtai žiūrim ir noris, kad myliu save bendruomenė augtų ir toks kaip ir paskatinimas, kodėl būti joje. Na ir aišku, kaip ten būna smulkios dovanėlės, bet ir rimtos dovanėlės stiprina draugystę. Na ką, o šiandieną turėsim netgi 8 laimės rato sukimus, tai bus 6 smilkalams, o taip pat turėsim Jūratės Lemkės porą įsteigtų prizų. Jinai yra mūsų viena seniausių platformos eksperčių dalyvių ir ji įsteigė savo asmeninę konsultaciją, kuri yra net 108 eurų vertės. Tad verta vėlgi dalyvauti, prenumeruoti. Kaip prenumeruoti, parodysiu truputį vėliau. Na ir antroji dovana yra knyga Paskutinis antspaudas. Tai knygą aš jau turiu ir savo rankose. Šiek tiek ezoterinė knyga žmonėm, kurie nelabai randa savęs, turi klausimų, kur ką kaip daryti ir atrodo, ten ar pas psichologus vaikštant, ar kitą kartą tiesiog noris kažką dar padaryti dėl savęs. Tai Paskutinis antspaudas yra puikiai dovana tiek savo, tiek galbūt kažkam reikės šiek tiek pasiįvairint savo gyvenimą ir kad būtų jisai bent jau čiut fainesnis. Na ką, ir tada važiuojam mes į šios dienos smilkalų laimės ratų sukimą ir tuo pačiu
Dar truputį parodysiu smilkalus, beje, kai yra laimimi smilkalai, tai nėra taip, kad vat, kažkokius nusprendėm ir atsiuntėm. Ne. Tai reikės, gausit myliu save taškų į savo paskyrą, reikės susikurti tinklalapyje paskyrą, reikės nueiti į smilkalų kategoriją ir tada išsirinkti. Gausis 3,20 € vertės smilkalus galima bus gauti, tiesiog įdėti krepšelį ir būtinai per mėnesį laiko panaudoti šitą dovaną, nes nemokamas pristatymo kodas galios 1 mėnesį. Na, kad nebūtų taip, kad po metų 2 žmogus atsibunda, o aš norėjau. Mėnesis laiko. Tai smilkalų įvairiausių yra. Jeigu norėsis, galima ir su priemoka, jeigu primokėsit, galima įsigyti ir mandresnių, yra labai fainių smilkalų, kur ir didesnė vertė, ir vien kaip įpakavimas, kaip dovana atrodo įspūdingai. Pavyzdžiui, šitie smilkalų rinkiniai Tibetan. Na ką, važiuojam toliau į mūsų patį dovanų sukimą. Tai aš to jau pasiruošiu. Ir tada galėsim važiuoti į mūsų savaitinę rubriką, kadangi šiek tiek praleidau laiko, tai šiandieną bus daugiau sukimų. Už kiekvieną savaitę. Nėra praleidžiama nei vieną savaitę. Jeigu ir kažkurią savaitę neprasukau, viskas tvarkoj. Vienintelis niuansas, ką aš labai prašau, kad kai prenumeruojamas yra naujienlaiškis, o naujienlaiškį prenumeruoti reikia, to jau aš įjungsiu. Taip, naujienlaiškį prenumeruoti galima tituliniam puslapį įėjus ir tiesiog paspaus prenumeruoti naujienlaiškį ir atsiras forma, kurią užpildžius galima bus prenumeruotas naujienlaiškis, bet būtina reikės jį patvirtinti gavus elektroninį laišką, nes kad visokie robotai, nors čia yra apsaugos, bet kad būtų teisingi žmonės, nes vėlgi kitą kartą ir dovanos rimtos, tai jeigu kažkas laimės ir negaus laiško, nepatikrins, tai gal geriau tegul gauna tam, kam reikia. Ir ko aš labai prašau, užpildyti ir telefono numerį, nes pastebėjau tokį dėsningumą, kad dalis laimėtų prizų tiesiog yra neatsimama. Galbūt laiškas nepatikrinamas, gal nuėjo į spamą ar kažkas tais, tai dėl to norėčiau, kad būtų įvestas telefono numeris, tam, kad galim būtų susisiekti. Aš asmeniškai perskambinsiu, parašysiu žinutes tie, kurie laimėjo, nes, vėlgi, dovanos yra rimtos ir kad būtų viskas tvarkingai. Ir jeigu kartais registravotės anksčiau ir nebuvo dar šitos opcijos, nes jinai truputį vėliau atsirado, galima iš naujo prenumeruoti su to pačiu elektroninio pašto adresu ir ateis elektroniniu tokiu kaip ir būdu patvirtinimas, kad galima būtų ir telefoną papildyti jūsų prenumeratos paskyrą. Na, tiek tos žinutės, dabar važiuojam į mūsų labai fainą rubriką ir pradėsime nuo Jūratės asmeninės konsultacijos. Na ką, stebim, kas šį kartą laimėjo. Aš atitinkamai pasižymėsiu, ogi turim 31 numerį Karolina. Karolina, sveikinu. Taip, Jūratės asmeninė konsultacija jau yra tavo. Žinoma, galima ir pasidalinti tom pačiom dovanom. Tai tiesiog reikės informuoti, kad atlikus užsakymą galima būtų nukreipti kitam žmogui. Bet vėlgi, visas dovanos atsimimus yra per internetinį tinklalapį arba gavus taškų, arba gavus kupono kodą. Taipgi, važiuojam į sekančią dovaną, tai yra knyga. Ir knyga laimi, yra galimybė netgi tam pačiam žmogui kelias dovanas laimėti, todėl yra iš sąrašo nepašalinami žmonės ir šiandieną dalyvauja 118 prenumeratorių. Na ir kas laimės va šitą fainą knygą? Lina, sveikinu tave, numeris 14, nes aš visus asmeniškai pašnekinsiu, kad yra prizas ir kaip juos atsiimt, galima bus pabendrauti. Išsiųsiu elektroninio pašto adresą, jeigu bus nurodytas telefonas, žinoma, paskambinsiu. Vėlgi, taip faina ir susipažinti su sąmoningai žmonėm ir kažką gero jiem padaryti. Na ką, ir toliau važiuojam į mūsų jau smilkalų sukimą. Tai įvairiausius rūšis ir pirmieji smilkalai dar už lapkričio kažkelintą dieną iškeliaus.
kaip fain kvepia čia. Lemongrasas, matau, palosanto, cinamonas ir Daiva. Sveikinu Daiva. Taip, Daiva, tau smilkalai priklauso. Ar tai yra 32 taškai, myliu save, kuriuos personalizuotas.lt įsteigė irgi kaip dovaną ir tuo pačiu nemokamą pristatymą. Tai jeigu per mėnesį laiko atsiimsit, labai gerai. Tai reikės laimėjus dovaną, busit informuoti, kad reikia užsiregistruoti myliu save krautuvėje paskyrą, nes kad būtų galima tuos taškus priskirti, nes būna kartais prenumeruoja į vieno pašto adresą, o įprastai naudoja visokiem pirkimam kitokį pašto adresą ir per socialinius tinklus netgi galima prisijungti, jeigu tai skirsis elektroninių pašto adresai. Tai dėl to asmeniškai susisieksiu ir paskui informuosiu. Na ką, važiuojam su 18 laimės ratų sukimu ir kam, o gal kopalas kažkam atiteks? Aš čia pasirinktinai. O gal Dragon Blood? Man asmeniškai labai patiko šitas kvapas. 117. Sandra, sveikinu. Tau priklauso taip pat smilkalų. Tai yra 32 taškai, kuriuos galėsi panaudoti. Beje, turiu tokią naujieną, kaip naujieną, niuansą. Va, kad prenumeruojant reikėtų ką čia kalbėti? Sukim ratą ir bus viskas gerai. Ką, važiuojam į 19 sukimą. Kas laimės smilkalų? Šiandien bus 22 sukimai iki 22 savaitės. Tai už 19 savaitę Audra laimėjo. 72 Audra. Ar Audra, nežinau, kaip reikėtų teisingai tart. Tai Audra, sveikinu tave. Tu taip pat laimėjai 32 taškus, kuriuos galės iškeisti minimum į smilkalus arba į kitą prekę paslaugą, kuri yra myliu save krautuvėje. 20 sukimas. Ir kam pasiseks šį kartą? Man labai faina kažką sukant turėti rankoje. Tai smilkalai taip ir kvepia maloniai, ir maloniai nuteikia. Vida. 112. Gerai. Taip, toliau važiuojam į 21. Ir kas laimės 32 taškus? Palo Santo. Kam patinka levandos? Irgi yra šitas kvapas. Vilė, koks įdomus vardas. Taip. Vilė. 100. Taip. Taip, toliau. Paskutinis šiandieną 32 myliu save taškų laimės rato sukimas, kurį įsteigė personalizuotas.lt. Na, kokių mes čia dar turim? Palas. Žiūriu, Palo Santos yra įvairių rūšių, beje, šitie smilkalai yra iš Indijos. Laimutė 66. Laimutė. Na ką, fainiai. Išsukti laimės rato sukimai, tai kas laimėjo dovanų smilkalų, kas laimėjo pasirinktų kitų dovanų. Tai smagu, kad tą turėjom galimybę padaryti. Ir ką aš dar norėčiau nuo savęs, jeigu kartais jums patinka tai, ką čia darom su myliu save, būtų labai faina, kad prisidėtumėt, paremtumėt myliu save laidą, myliu save patį projektą. Greitu metu startuos pakankamai nemažai turinio, nes turim labai nemažai prifilmavę interviu su ekspertais. Beje, tokia yra politika, kad jeigu eksperto kažkas tais yra įsigyjama, ar tai prekė ar paslauga, mes su to ekspertu nufilmuojam pokalbių laidą ir jau yra berods 8 ar 9 jau laidos nufilmuotas, jau ir suplanuota yra jau šiais metais. Tai aišku, tai turi savo kaštus, tai jeigu kartais matysi, kad tai yra prasminga, bent jau keletą eurų galima prisidėti prie mūsų projekto gyvavimo, nes aš nusiteikęs jį daryti ilgam, jau 5 metai su viršum jam jau gyvuoja ir aš norėčiau, kad dar bent jau neribotą kiekį tai gyvuotų. Tai va, o be mecenato niekaip neišsisuktumėm, tai reiškia, yra personalizuotas.lt
Jeigu reikės gero čiužinio, jau žinot, kur rast. Na ir žinoma, Mainstream Pro, jeigu reikės reklamos nufilmuoti, jeigu reikės sumontuoti kokį klipą, ar galbūt mokymus planuojat organizuotis, pabendraukim. Tai aš Darius Kiaulakis, Miego ambasadorius iš personalizuotas.lt, taip pat video ambasadorius iš Mainstream Pro. Linkiu klestėt, fantastiškai išsimiegojus, na, o myliu save, tai yra tiltai darnos link. Tai registruokitės, myliu save naujienlaiškiui ir dažnai nesiunčiamės naujienlaiškių. Čia yra daugiau kaip ir bendruomenė suformavimui, kad vėlgi, kai ateina dovanų metas, labai faina turėti erdvę, kur galima ir save pamalonint, ir artimą. Nu, aš tam kartui iki, tikiuosi, sekančios savaitės ir tikros lauktuvės jau neužilgo. Na ką, tiek, iki. Beje, jeigu žinai, kas sąmoningumo tema konsultuoja, kūrė, teikia paslaugas ir ar moko, supažindink mus. Tikiu, tiem žmonėm myliu save projektas pakeliui. Ate.